atvykę į Čečėniją peržiūros nusprendė dar likti ir praleisti vakarą, norėdami išgirsti diskusiją apie žodžio laisvę ir neapykantos ribojimą. Na ir mūsų diskusijos klausimas skamba taip, ar tai yra mirtini priešai, nes vis tik sutikime, kad kalbame apie dvi labai svarbias mūsų visuomenės, demokratinės visuomenės vertybės, tai yra žodžio laisvė, tačiau nebejotinai suvokiame, kad visa tai turi tam tikras ribas, tik tai tas ir genialusis klausimas, tai kurgi tas ribas mes brėžiame, kur baigėsi žodžio laisvė ir kur prasideda neapykanta, ir čia yra įvairiausių nuomonių ir įvairiausių baimių mūsų visuomenėse, kur kalbame, kad na štai, jeigu mes pradėsime riboti, tai keliausime link to, kad apskritai laisvas žodis bus užgniaužtas. Kita vertus, galime regėti tai, kad neribojama neapykanta kenkia ne tik tiems žmonėms, į kuriuos ji yra nutaikyta, bet apskritai visai visuomeniai, kai ji tampa vis labiau polarizuota, kai yra kurstomas nepasitikėjimas tarpusavio, na ir galiausiai, kai tos taisyklės nerašytos, kai kalbama neapykantos kalba tampa vis labiau priimtina, susidurime su situacija, kad kiti veikėjai, norėdami tokiose taisyklėse, tokiame vandenyje drumstame atkreipti į save dėmesį, renkasi dar aštresnę, dar radikalesnę kalbą, nes, na, kaip kitaip sulauksi dėmesio, antraščių ir panašiai. Tai šiandien ir pakalbėsime, tiesa, jau aišku, ne apie Čečėniją, kurią regėjote filme, tačiau kalbėsime apie mūsų Lietuvos situaciją. Mano vardas yra Donatas Puslys, aš būsiu šios diskusijos moderatorius ir kiekvienas iš jūsų man taip pat galite padėti būti tuo moderatoriumi, jeigu užduosite klausimus ir taip atkreipsite dėmesį į tas problemas, kurios jums yra aktualios, tuos klausimus, kad mes nuvažiuotume į kažkokią vieną pusę, į kurią čia moderatorius nori vežti. Na, o diskusijoje taip pat dalyvauja Ieva Giedraitytė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja, mano kursiokė. Labas, Ieva. Sveikas, Donatai, sveiki visi. Rašytojas, publicistas Aidas Puklevičius. Sveikas, Aidai. Labą vakarą. Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė Birutė Sabatauskaitė. Labas vakaras. Labas vakaras. Ir Lietuvos policijos mokyklos atstovas Vilius Velička. Labas vakaras. Labas vakaras. Viliu, jūs paskutiniai paminėjau, bet norėčiau nuo jūsų pirmo ir pradėti. Apie ką mes kalbame, kai apskritai kalbame apie neapykantos kalbą, nes viena vertus yra kalbėti filosofinėme lygmenyje, kita vertus visai kitas kalbėjimas įsijungia, kai mes kalbame apie labai aiškės įstatymo normas, na ir galų gale apie tai, kaip jas atpažįsta ir interpretuoja patys pareigūnai, kuriems ir tenka spręsti, tai čia verta tyrimo ar neverta. Taip, iš ties neapykantos kalba aktuali, jinai visada buvo aktuali, bet šiuo metu ypatingas skiriamas dėmesys. Aš norėčiau pasidžiaugti ir pasigirti, kad ruošiant tiek policijos pareigūnus, tiek keliant jų kvalifikaciją, ir šiuo metu vykdome projektą su nevyriausybinėm organizacijom ir žmogaus teisių stebėjimo institutas ir Lietuvos žmogaus teisių centras, Europos žmogaus teisių fondas. Šių institucijų ekspertai taip pat dalyvauja rengiant tiek mokymo programą kvalifikacijos tobulinimo, kurią patvirtino praeitais metais generalinis komisaras, tiek rengiant medžiagą, metodologiją. Na ir dar norėčiau pasigirti, tai yra parengtais nuotoliniais mokymais, tai tokie e-mokymai, kuriuos galima kaip įrankį naudoti, siekiant apmokinti didelį kiekį jau dirbančių pareigūnų. Tai Lietuvos policijos mokykloje kursantai, tai yra būsimi policijos pareigūnai, jau gauna žinias, reikalingos atpažinti neapykantos nusikaltimus, neapykantos kalbą, nes tarp neapykantos nusikaltimo ir neapykantos kalbos gal toks esminis skirtumas renkant įrodymus, kad jeigu kalbam apie neapykantos nusikaltimus, tai yra nusikaltimas, jisai numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtas
ir jeigu tas nusikaltimas yra padaromas dėl neapykantos, nebūtinai dėl neapykantos, iš ankstinių nuostatų, neigiamų nuostatų prieš pažeidžiamas grupės, tai ir būtų neapykantos nusikaltimas. Jeigu mes kalbam apie neapykantos kalbą, jau čia yra trupučiuką kitaip, nes pati kalba turi arba kurstyti, smurtauti, arba daryti kažkokį poveikį, tai nėra jau kažkokio kito nusikaltimo. Pati kalba yra vertinamas kaip nusikalstama. Tai mokymų metu apie tai yra kalbama, yra savokos aiškinamos pareigūnams, taip pat daug numatyta praktinių užsiėmimų, čia parengtų įvairių situacijų, kurias pareigūnai analizuoja, sprendžia, na ir ieško geriausių būdų, kaip bendrauti su nukentėjusiu, ypač kas liečia neapykantos nusikaltimus, nes tie nusikaltimai iš tikrųjų jautrus reikia ir to jautrumo, empatijos pareigūnai, na, reaguodami į neapykantos nusikaltimą arba neapykantos kalbą, turėtų mokėti ją išreikšti ir tai va, to mes ir siekiame. Taip, ir aš dar jūsų norėčiau paklausti, štai minėjote kelias geras praktikas ir džiugu labai dėl jų ir štai man teko domintis skaityti, kad šiemet didžiausiuose šalies miestuose, kalbam apie Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, Panevėžį, buvo surengti teisėsaugos pareigūnų ir neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių susitikimai. Tai kuo pareigūnams štai tokie susitikimai yra svarbu, kad ne tik būtų matoma įstatymo raidė, tačiau ir būtų susitikimai su tais žmonėmis, kurie tampa taikiniais tos neapykantos kalbos ir. Na taip, čia ta tema būtų jau platesnė, iš tikrųjų, jeigu komentuoti įvairių apskričių darbą ir čia pareigūnų darbą, tai tą galėtų jau daryti dirbantis pareigūnai arba čia policijos departamento atstovai. Aš iš savo pusės kaip Lietuvos policijos mokyklos darbuotojas galiu paaiškinti. Tai yra, tie susitikimai yra ypač svarbus ir svarbus tuo aspektu, kad jeigu mes kaip pareigūnai nusprendžiam kokiomis priemonėmis spręsti neapykantos nusikaltimus, kaip reaguoti ir kaip daryti, tai yra gerai. Bet yra dar geresnis būdas, jeigu mes spręsdami tuos klausimus pasikviečiam nevyriausybinių organizacijų atstovus, su jais deramės. Ir trečias dar variantas, jeigu mes sugebam pasikviesti į diskusiją ir diskutuoti dar ir su pažeidžiamų grupių atstovais, tai tada mes gauname visą tą informaciją iš visų ir mes galime čia pasižiūrėti, kas mums sekasi labai, o kas ne taip gerai sekasi. Nors gal bendras čia pareigūnų vertinimas ir pasitikėjimas visuomenės pastaraisiais metais yra gana aukštas, bet visada yra pravartu pasitikrinti, susėsti, kalbėtis ir ieškoti sprendimų. Ačiū, Viliau. Birute, jūs norėčiau kreiptis ir kokia situacija šiuo metu yra Lietuvoje, nes vėlgi tenka skaityti įvairiausių atsiliepimų. Vieni sako, kad štai statistika oficialioji byloja visai, tiksliau piešia gana gerą paveikslą, tačiau statistika yra viena, reali situacija yra visai kas kita ir čia labai svarbu, man regis, paliesti ir visuomeninį dėmenį, nes įstatymo raidė kalba vieną, tačiau klausimas, kaip mes patys, kaip visuomenė geba atpažinti tą neapykantos kalbą ir duoti jai atsaką, arba tos grupės, į kurias ta kalba yra nutaikyta, kiek jos pačios drįsta kreiptis, ieškoti pagalbos ir kovoti su ta kalba, nenuleisdamos rankų, kad, ką čia nieko nepasieksi. Tai pavyzdžių mes turime įvairių. Jeigu žiūrėtumėm oficialią statistiką, tai akivaizdžiai jinai neatspindi realios situacijos, nes pagal oficialią statistiką neapykantos kalbos sumažėjo nuo kelių šimtų atvejų, bent jau oficialiai pranešamų apie juos per metus, iki keliasdešimties, 40
5 tiksliausiai būtų 20 metais per tiek mėnesių, kiek jau praėjo šiais metais. Ir tai jau yra padidėjimas palyginus su 19 metais. Vis dėlto, kai yra kalbama su pažeidžiamomis bendruomenėmis, tai pažeidžiamomis bendruomenėmis vadinamos tos grupės, kurios yra išskirtos įstatymę. Tai pavyzdžiui, asmenys, kai yra menkinami, žeminami, taip pat, kai kurstoma prieš juos smurtauti, diskriminuoti juos dėl lyties, rasės, tautybės, odos spalvos, negalios, amžiaus ir kitų išskirtų pagal religijos ir taip toliau. Tai kai yra susitikimai organizuojami su tokiamis bendruomenės, žmonės nuolat pasakoja apie su kasdien susiduriama itin žeminančia kalba ir netgi pasakoja ir apie fizinius tuos išpolius, bet kadangi šiandien kalbam apie neapykantos kalbą, tai gal ją ir apsiribosiu. Tai jeigu taip realistiškai labai pasižiūrėtumėm ir pažiūrėtumėm nedidelę netgi grupelę žmonių ir žiūrėtumėm tai vieną bendruomenę, kad tarkim, kad vienos bendruomenės vienas žmogus kiekvieną dieną patiria kažką, tai jau turėtumėm virš 300 pranešimų per metus, kurių mes neturime. Tai iš dalies, ką mato ir tyrėjai, ką pastebėjo tyrėjai tiek 19, tiek 20 metais tyrė pažeidžiamas bendruomenės, kad asmenims, kai kuriems ypatingai žydų ir romų tautybės asmenims, tai yra antiek tapę dažnų reiškinių, kad žmonės linkę net nepastebėti, sako, aš nebegaliu ir neturiu jėgų tiesiog sureaguoti į kiekvieną žeminantį elgesį gatvėje, kartais itin arba kažkokį tyčinį ar netyčinį, net kai kuriais atvejais užkliudimą gatvėje praeinant, ar parduotuvėje, ar autobuso stotelėje, ar kažkokius žeminančius itin žodžius. Sako, jeigu kiekvieną reaguočiau, tiesiog apimtų nerimas, depresija arba dar kažkokios kitos pasekmės, kas kai kuriuos iš esmės ir apima. Ir tą reikia turbūt suprasti, kad neapykantos kalba turi savo pasekmes, net tais atvejais, kai nepereina į neapykantos nusikaltimą, tai yra fizinį kažkokį tai veiksmą, kai kurios žmonės tai tiek įbaugina, kad žmonės patiria ir nerimą, ir baimę tada eiti gatve, nuolat atsisukinėja, stebi, kas čia vyksta, jaučiasi nesaugus, o kurie renkasi net ir emigruoti dėl tos kalbos, ir tokių žmonių pažįstu ne vieną, ypatingai iš anksčiau veikusios afrikiečių bendruomenės Lietuvoje, kurie, aišku, gatvėje vizualiai labiau atpažįstami kitiems būna. Tai man atrodo, kad svarbu suvokti, kad asmenys nesikreipia, kai kurie, kaip ir sakiau, dėl to, kad susitaiko netgi su tokiu elgesiu, kai kurie nepasitikė teisėsauga, nebūtinai dėl to, kad yra kažką patyręs teisėsaugos, bet dėl to, kad tiesiog galvoja, kad niekas nepasikeis, net jeigu ir kreipsis. Kai kurie asmenys nežino ir neatpažįsta, kad tai yra neapykantos kalba ir nemano, kad tai yra kažkas baudžiama pagal įstatymą. O taip pat yra asmenų, kurie turi iš kitų bendruomenės narių girdėję, kad turėjo patirčių, kad žmonės kreipėsi ir nieko nebuvo daroma. Tai jūs, kai sakėte apie tą pasiryžimą daryti kažką, tai mes turime, ar ne, jau porą bylų Europos žmogaus teisių teisme, konkrečiai dėl Lietuvoje neapykantos kalbos, ir netgi pagal tarptautinius standartus tokia kalba, kuri buvo tyriama, net nebūtų vadinama tik neapykantos kalba. Tai jau yra beveik grasinimai nužudyti, kai yra žmonėms šimtais komentarų rašoma Facebook'e, kad į dujų kamerą jūs sugrūst, kad jūs išsigimėliai, jūs ten, nenoriu visų necenzūrinių žodžių čia vardinti. Tai ką ir pasakė Europos žmogaus teisių teismas, jeigu šitokie žodžiai nėra neapykantos kalba, tai tada ne visai aišku, kas jinai yra Lietuvoje. Ieva, Aidai, kokį mūsų visuomenės paveikslą regite, kalbant būtent apie tą problematiką, kurią Birutė ir Vilius jau aptarė? Ieva, gal... Tai iš tikrųjų nežinau, nes kaip tik prieš kelis gal mėnesius teko tiesiog su draugais diskutuoti būtent komentarus mūsų nagrinėjant, ar ne, kokie yra, ir tą nenorą portalų, kai kurių, sakykime, atsakyti neregistruotų komentarų, ar ne, kur ten galima tarpti kaip fiesta. Ar tai yra taip pat ir kitose valstybėse, ar mažiau, ar daugiau, ir iš tikrųjų nesutarėm galiausiai, ar Lietuvoje yra daugiau taip piktai ir labai negatyviai komentuojančių, ir yra didesnis noras, ar kitur irgi yra, tikriausiai priklauso nuo valstybės. Tai tas vaizdas tikriausiai yra visoks, ir aš įsivaizduoju, kad visos šalys susiduria su ta pačia problema,
Tik tiek, ko gero, mes gal, nežinau, ar galima tai pasakyti, bet vis dar ieškom ir ką čia Vilius minėjo, mes kuriam tuos instrumentus, kad į tai reaguoti, kad tiesiog į tai atsakyti, kad ta kalba jinai nebelieka tiesiog, kad per ilgai galbūt jinai buvo tiesiog laikoma tokia, pasakė, čia nieko tokio, tai ko tu čia taip giliai širdį priėmė ir panašiai. Tai man yra tas tikriausiai yra džiugu, aš kažkaip labai nenorėčiau, nes kai paklausai, tai ką sako apie mūsų visuomenę, tarsi suponuoji, kad jau čia kažką labai blogo sako. Sako, kad ta problema egzistuoja, jinai egzistuoja tikriausiai visur žmonės ir kas tikriausiai pasikeitė, tai ne tik Lietuvoje, tai yra galimybė tą savo nuomonę išreikšti. Anksčiau tu galėdavai išeiti į kiemo vidurį ir išrėkti, arba pavimui gatvėje rėkti, dabar yra socialiniai tinklai, kur yra lengviau pasiekti žmonės, jie yra lengviau tampa taikiniais, yra labiau matomi ir galbūt tas ir daro, kad mes tą labiau matom. Tai aš nežinau, ką Aidas apie tai pasakys. Dėl kitų šalių, sakykime, mūsų šitie neapykantos kalba dažniausiai būna nukreipta labai standartinės, ar ne? Tai būna rasinių pagrindų, tai būna seksualinių mažumų pagrindų panašiai. Jeigu įlystumėte į Amerikos Twitterį, arba, nežinau, paskaitytume komentarus prie bet kokio resurso, ar reason.com, ar dar ko nors jų straipsnių, tai iš karto matytumėt, kad takoskyra ir vos neraginimas kill, hell ir taip toliau yra tarp konservatyviosios dalies visuomenės ir vadinamosios liberaliosios dalies. Ir visi ten, mes esame skirtingų šalių piliečiai, mes negalime kartu gyventi ir panašiai. O dėl mūsų pačių yra, aišku, labai toksai tiems žmonėms, kuriuos įžeidžia, tai yra menka paguoda, kad keičia visų laiku pakankamai viskas į gerąją pusę. Bet aš noriu priminti, kad ne tiek jau daug laiko praėjo nuo to, tada, kai sufražistė puolė po karalienės karietą ir užsimušė, tai buvo prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir niekas net negalvojo apie moterų balsavimo teisę. Visiškai nedaug laiko praėjo nuo to, kai homoseksualizmas buvo dekriminalizuotas Didžiojoje Britanijoje, man atrodo, tai 73 metai. Žodžiu, progresas vykia. Ir aš, pavyzdžiui, žinau iš savo artimųjų, ar dar ko nors, kad jeigu prie mano dukterėčio, sakysim, jis sėdi prie stalo ar dar ko nors, arba prie panašios kartos žmonių ir vyresnių 25 ar dar ko nors, kas nors pasakytų kokį nors rasistinį dalyką, arba tą seną, kur mes vartojam, kur buvo vartojama homoseksualams, jie atsistos ir išeis. Ir tol nešnekės, kol senelis neatsiprašys, o senelis visuomet atsiprašys, nes anūkė nori matyti ir turės taikytis prie jo. Tai, žodžiu, tie pokyčiai vyksta ne tik tai įstatyminiu požiūriu, jie vyksta ir pačioje visuomenėje, kad visuomenė vis daugiau susiduria su tai žmonėmis ir nebelaiko jų buvimo jokia problema ar apskritai iš normos iškrentančių dalykų. Tas tikrai vyksta, tik tai vyksta nepakankamai greitai ir mes esame priversti matyti tuos, nežinau, iki 5% idiotų, kurie putojasi ar dar kas. Nors vėlgi, man būtų labai įdomus tyrimas, jeigu būtų įmanoma tokį apskritai atlikti, ar nuo to, kad jie gauna galimybę išventiliuoti savo neigiamas emocijas, savo pyktį ant savo nenusisekusio gyvenimo, ant visko aplinkui ir panašiai per socialinius tinklus, galbūt nuo to jie neišeina į gatvę ir netima iš bobutės bandelės tarpuvartėje. Gal tai yra tarsi terapinė priemonė, nuo kurios vėlgi mums nėra neskudžiau. Bet yra dar vienas dalykas, kurį aš norėjau irgi paminėti, kadangi kai mane kvietė į šitą diskusiją ir aš buvau užsiminęs apie tą vadinamą cancel culture, kuri vis labiau vysta, kad kartais tas kovojimas už teises žmonių ir ypač anksčiau buvusių engiamų mažumų, skriaudžiamų mažumų teises, kartais jis pradeda priminti tą viduramžiais buvusią flagelantų judėjimą, kai žmonės atgalaudami dėl savo esamų nesamų nuodėmių ėjo, plakėsi ir labai piktinosi tais, kurie nesiplaka. Tai tu irgi plakis, nes tu esi atsakingas už tai, kas nutiko prieš 1000 metų. Ir po to ties visas vaukizmas ir panašiai išsigimsta panašius dalykus, kad kai Izraelio aktorė Gal Gadot gauna vaidmenį būsimame filme apie Kleopatrą, visi pradeda boikotuojam ją, boikotuojam produkciją, nes Kleopatra nebuvo žydė. Ne taip atrodė. Jo, mes labai žinome, kaip Kleopatra atrodė ir kokios jį buvo kilmės, kad ten buvo susimaišytos ir graikų, ir chaldėjų, ir panašiai dinastijos. Tai čia yra kitas kraštutinumas, į kurį negalima pulti, nes žodžio laisvė nėra tik tai, kaip mes bešnekėtum, ar tai yra prigimtinė žmogaus teisė, ar tai yra socialinio kontrakto dalis. Žodžio laisvė turi labai svarbią utilitarinę reikšmę. Kaip Karlas Poperis savo Atvira visuomenė ir jos priešai rašė, kai yra žodžio laisvė, mes galime greičiau pastebėti klaidas, nes kai jos yra ištariamos, mes jas pastebėme, greičiau ir ištaisome. Žodžio laisvė yra būtinas dalykas žmonijai funkcionuoti. O kaip išvengti, kad ta žodžio laisvė neperaugtų į piktnaudžiamąją? Mes turime įstatyminės priemonės,
mes turime tą kartų kaitą ir galų galia turime tą dalyką, kuris, mano nuomone, apskritai yra bet kokios civilizacijos būtinas požymis, tai yra saikas, skonio jausmas ir kultūra. Kad šitais vadovaujantis galų galia užsistoti kitą, neleisti, kad jis būtų engiamas, pasakyti kažką, tai yra, to negali padaryti vien per įstatymų normas. Tu turi padaryti per savo aktyvią poziciją ir būtent per tų žmonių, kurie yra silpnesni gynybą, nes tame yra civilizacijos visas požymis, kad pasirūpinti tais, kurie yra silpnesni. Ačiū, Aidai, atkreipėt dėmesį į daug svarbių dalykų ir man regis labai svarbu čia pakalbėti ir apie tą cancel culture ar nutraukimo kultūrą, kaip čia verčia lietuviškai, aš čia visai neseniai tą vertimą užmačiau, nežinau, galima ginčytis vykęs, nevykęs, man regis vykęs, bet vėlgi kiek kartais, nes mes jau čia irgi girdime Lietuvos kontekste tą pačią problematiką imama nagrinėti ir kiek iš tikrųjų tai yra realus pavojus mums dabar ir kiek iš tikrųjų mes kartais tiek šiuo atveju žaidžiame tuos žaidimus, kai bandome importuoti iš užsienio tenykštės problemas, amerikietiškus kultūrinius karus ir čia žaisti, kad štai jau dabar tai žodžio laisvės nebebus, štai ten visi tai padarys ir tai yra tiesiog tam tikri bandymai būtent uždėti akinius, pro kuriuos mes matytume visiškai kitokią realybę. Ir kaip matytumėt šitą situaciją? Ar mums realiai... Norėčiau sureaguoti, jeigu galima. Visi dabar nori sureaguoti. Labai degam tiesiog sureaguoti. Prašau, gerai, Birutė, Ieva, Aidas. Juokauju. Iš tikrųjų, tai man atrodo, mes esam globalaus pasaulio dalis, tai neabejotinai įdomu kalbėti ir apie susiklošusias kažkokias aplinkybės Lietuvoje. Vis dėlto aš drįsčiau teigti, kad kol kas cancel culture nėra problemos Lietuvoje. Mes esam vis dar toje stadijoje, kai mes kalbamėm, kad net grasinimai nužudyti pas mus nėra laikomi neapykantos kurstymu ir nepriejom iki to, kad kalbėtumėm apie kažkokį aišku, kad yra atvejų, ta cancel culture gali ar ne, nėra nusistovėjusi iš vis šiaip termino interpretavimo visų pirma to, tai kartais jis kaip interpretuojamas, tai nusivarijuoja iki bet kokių atvejų, bet neabejotinai, kai mes kalbam apie tą atšaukimą tam tikro palaikymo ir kaip mes jį interpretuosime. Kartais yra sakoma, kad dėl to yra išmetami žmonės iš darbo, bet mes tada kalbam apie darbo teisę ir apie darbuotojų apsaugą, čia jau turėtume visiškai kitas normas taikyti, bet kai mes kalbam apie tam tikro atšaukimo palaikymo kažkokiam tai ar influenceriai, kurie nepagarbiai pasisakė kažkokios grupės atžvilgiu, tai ne visada yra problematiška. Tai yra tam tikra prasme irgi mūsų pasirinkimas pasakyti, kad, žinai, aš irgi lygiai taip pat su tavim nesutinku. Kai tai perauga į kitą pusę ir ta kalba stabdoma irgi neapykanta, tada aš matau tame problemą. Bet tuo pačiu, kai buvo Amerikoje išplatintas tas kreipimasis, ar ne, kur pasirašė daugybė Noam Chomsky ir tarp visi įvairūs kiti vieši gerbiami asmenys. Ir vienas iš to kreipimos teksto norėjus dar kažkaip pacituoti. Ten rašė: "The way to defeat bad ideas is by exposure, argument and persuasion, not by silencing or wish them away." Tai, nėra turbūt nei vieno iš mūsų, kas nesutiktumėm su šitu sakiniu. Bet kai yra raginama žmonės siųsti į dujų kamerą, kai yra sakoma, kad žmonės yra išsigimėliai, juos reikia sugrūsti psichiatrinės ligonės, tai nėra bad idea tiesiog. Tai akivaizdžiai tada ir nežinau, kaip šitoje vietoje ar veikia ta cancel culture. Ir iš esmės žodžio laisvė irgi nėra absoliuti, ar ne? Mes kai kalbam apie žodžio laisvę, kurią aš dievinu ir gulčiau po traukiniu, ta prasme, norėdama apsaugoti, kad mes galėtumėm laisvai reikšti savo idėjas ir susipykti iki negalėjimo dėl savo galbūt ideologinių kai kurių skirtumų. Bet kai mes kalbame apie pažiūrų reiškimą ir tą raiškos būdą pasirinktą, kuris automatiškai jau žemina kitų asmenų garbę ir orumą iki tokio lygio, kad jie jaučiasi įbauginti visuomenėje, man atrodo, čia cancel culture šitoje vietoje nebeveikia. Ieva? Nebetaikoma neturėtų.
Tai truputėlį galvoju, čia ką Birutė jau pasakė, tai man atrodo, kad Lietuvoje tas cancel culture kol kas vartojimas iš tikrųjų yra ištraukiamas tam tikrų žmonių, kurie labai jaučiasi staiga, kad čia juos staiga labai užcancelino ir panašiai, bet tai kol kas pas mus bent jau man netrodo kaip didžiulė problema. Bet tai nereiškia, kad tame nėra problemos, ar ne? Ir ką Birutė ir kalbėjo, ar ne, tai kai kuriuos dalykus yra labai lengva pamatyti ir atskirti. Ir visą laiką niekada niekas nekalbėjo apie absoliučią žodžio laisvę. Ir visą laiką egzistavo ar ten moralės normomis pavadinti, ar ne, kad jau ten kažką pasakė ir padarė moralaus ir visuomenė tą žmogų išcancelino, ar ne, ir taip toliau. Ir tam tikri mechanizmai egzistavo ir jie tikrai tam tikri mechanizmai yra reikalingi, nes kai tu turi žmogų, kaip sako Birutė, tiesiog realiai grasinantį arba net, nežinau, net nenoriu kalbėti dalyko, ar ne, bet tai darantį tai yra negatyvu ir tikriausiai, tas mane labai negazina, tai kad visuomenėm turi atsaką. Bet kita vertus gali pasiekti tą stadiją, kur vienas mane iš tikrųjų iš suneramino straipsnis, kurį skaičiau apie mikroagresijas, kurio autorė, jeigu neklystu, tai žodžiu pasakojo, kai jinai patyrė mikroagresiją. Ir jos argumentacija buvo, kad kalbančio žmogaus tikslas tikriausiai nebuvo ją įžeisti. Bet ją įžeidė, nes jos, žodžiu, patirtis ten, žodžiu, taip suveikė, kad jinai pasijuto įžeista ir čia buvo mikroagresija, reikia ją suvokti ir taip toliau. Ir tada, ir dalis tos cancel culture, man teko kelis skaityti apie tai tekstus, tie atvejai, kurie yra emblematiniai, kurie yra dažnai ištraukiami kaip pavyzdys viso kalbėjimo apie hate speech, kas yra problema, tai yra dažnai tas ekstrapoliavimas, kažkokios abstrakčios grupės priskirimas žmogui už kažkokią pasakytą frazę ir socialiniai tinklai gali tą sustiprinti, socialiniai tikrai gali sukurti tos echo kambarius, aido, kur žmonės pradeda tikriausiai jos pasakyti ne taip ir taip toliau. Tai tas gali būti, tas potencialiai gali būti problema, bet manau, kad Lietuvoje šiuo metu mes tikriausiai dar tikrai nesam ten atsikūrę. Dar vieną dalyką, kurį aš norėjau tik pastebėti, kas man yra svarbu pasakyti, kad kai kalbam apie žodžio laisvę ir jos svarbą, mes dažnai jos nesuprantam, pavyzdžiui, besivystančiose valstybėse, su kuriomis aš dirbu, kur kitais aspektais, kitose darbuose, ar ne, kur despotiškos, ar ne, arba autoritarinės vyriausybės bando kontroliuoti internetą ir taip toliau. Ir kaip neretai tos geros iniciatyvos kovai su fake news, ar ne, su tom netikrom naujienom, su ta neapykantos kalba, jos puikiausiai yra panaudojamos tam, kad būtų užspausti, kalbantis prieš vyriausybę, kalbantis prieš režimą, ko mes dažnai Europoje net nepajuntame. Tai, man atrodo, kalbėti apie tas įtampas yra sveika, nes, vat ką Aida sakė, sveiko proto klausimas, ar ne? Kur mes turim tą sveiko proto lakmuso popierėlį, kad galėtume iš tikrųjų pajusti, kad čia jau yra riba ir tos yra nebetoleruotina, o kur čia yra riba ir tas virsta jau kažkuo keistu. Be abejo, aš visiškai sutinku, kad kalbėti reikia. Tas mano klausimas buvo susijęs labiau su pačiu apibrėžimu, kad mes aiškiai suvoktume, nes tos sąvokos kartais tampa kaip kramtoma guma, tokia labai ištampoma į visas puses ir klijuojama bet kur, po suolo, ant suolo, ir panašiai. Ir tada gaunasi, kad cancel culture jau yra kažkokio tai Facebooko džedajaus sėdinčio ant sofos ir rašančio ten komentarus, apskundimas, kad jis ten neteisingai parašė. Aidai, gal papildytume dar? Aš pritarčiau, kad tikrai mes dar neturime Lietuvoje tokio masinio reiškinio kaip ta cancel culture ir netgi tuose pačiuose vakaruose ir toje pačioje Amerikoje, kuri ko gero kariauja intensyviausius kultūrinius karus šiuo metu. Buvo kažkada irgi paskaičiavimas, kad nustatė, kad iš visų Amerikos universitetų, kurie šiaip jau laikomi tos liberaliosios minties amerikoniškai prasme, ne Europos bastionais, tų cancel culture incidentų, kad kampuso studentai būtų reikalavę pašalinti vieną ar kitą dėstą, nebuvo tiek jau daug. Tai tikrai nėra masinės reiškinys. Lygiai taip pat kaip nėra masinės reiškinys, kaip staiga žmonės susirašo ir susivienyje ir parašo laišką reikalaudami, kad toks geras dėdukas kaip Stevenas Pinkeris būtų pašalintas iš Amerikos draugijos, nes jis irgi kažką taip netaip leptelėjo. Arba kaip prasideda tie bairiai, kurie buvo su J.K. Rowling, dėl to, kad jie atseit kažką užsiminė, kas buvo transfobiškai. Jie nėra tikrai tokie masiniai, tiesiog jie labai išeksponuojami ir mes susidarome įspūdį, kad mes jau vos nestovime ties naujo pasaulio pilietinio karo slenksčiu. Bet kalbėti apie tai reikalinga, ko gero, vien tam, kad mes galų gale galėtume apsibrėžti definiciją, kas yra ta cancel culture, kur yra dalykas visiškai normalus, sakykime, kai įvyko Trumpo išrinkimas ir New Balance
sportbačių gamintojai pasakė, kad viskas šaunu, tai kairieji puolė deginti New Balance sportbačius. Kai Nike'as pasirašė reklaminę kampaniją su Koperniku, kuris ten ant vieno kelio pritupė prieš Amerikos himną, tada dešinieji puolė Nike'us deginti. Čia mano nuomonė, tavo sportbačiai, tavo problemos. Arba kaip sakydavo vienas mano giminaitis, pono Kiaušai, pono Valia. Bet kai tai prasideda jau dalykai, kurie įlipa į kito žmogaus darbą, gyvenimą, jo artimųjų persekiojimą ir panašius dalykus, tai tada turime galvoti, kaip apsaugoti tą žmogų konkrečiai, nes mažuma mūsų visuomenėje nėra tik tai tam tikra grupė žmonių. Pati mažiausia mažuma yra individas. Individas, kuris dažniausiai yra labiausiai bejėgis apsiginti ir prieš grupę, ir prieš kolektyvą, ir būtent ir jį kartais reikia apsaugoti. Ačiū Dievui, mes tam turime priemonių ir aš manau, kad netgi šiuo metu pakankamai priemonė apsiginti, tai tam reikia, kad žmonės apie juos žinotų, žmonės jomis naudotųsi, nebijotų naudoti ir kad visuomet gautų mūsų visų paramą jomis naudotis ir apsiginant. Be abejo, ačiū. Aš dabar trumpą tokį intarpą padarysiu. Čia yra galimybė kiekvienam klausančiam dabar mus laimėti prizų. Tai Nacionalinis žmogaus teisų forumas padovanos džemperį bei 2 puodelius pirmiems teisingai atsakiusiems į klausimą žmonėms, o tas klausimas skamba taip: prieš kiek metų priimta Europos žmogaus teisų konvencija, ir atsakymus į šį klausimą galite rašyti komentaruose, tad galite suskupti, o aš suskupsiu to jau perskaityti ir klausimą, kuris mus pasiekė iš klausytojų, ir jis kalba būtent apie aktualiją, kuris skambėjo pastaruoju metu ir žiniasklaidoje. Tai kiekvienas iš jūsų, kas norite pakomentuoti, prašau, įsijunkite. Kaip pakomentuotumėte Arūno Valinsko pasisakymą apie Valdemarą Tomaševskį? Ir čia, aišku, veikiausiai dar reikia turėti omenyje, kad tyrimas taip ir nutrauktas. Aš galiu pradėti. Prašau, Aidai. Kadangi gerai pažįstu Arūną, tai ir žinau, kad jis tokių frazių yra ne viena ir ne antra paleidęs. Ir jis konkrečiai tikrai neturėjo galvoje nei Lenkų tautybės žmonių, nei netgi visų šitos partijos atstovo dar ko nors, kuris turėjo konkrečiai žmogų, kuris, nežinau jau kiek metų, mums nakališkai meluoja į veidą ir vaizduoja šventąją, ir tiesiog pasirinko pernelyg tiesmukišką ir, mano nuomonė, nenaudotina, nes visuomet gali atsirasti durnių, kurie supras tiesiogiai. Ir išgirdę tokį paraginimą galbūt, labai gerai pasakė, imu berdankė, einu tvarkysiu reikalą. Tai jau vien dėl to mes turime jausti atsakomybę už savo žodžius, kadangi ypač jeigu tu esi arba politikoje, arba šalia politikos, tai tavo kalbėjimas jau yra darymas. Tai yra tavo veiklos dalis yra kalbėjimas. Ir dėl to turi pasverti šitos dalykus dvigubai atsakingiau, negu tai daro žmogus, kuris gyvena, nežinau, ten Meksikos pasienyje užmiršta visų bobutė ir kuri pasakoja istorijas apie kažkokį plėšiką, kurį niekas nematė ir kurių niekas nesiklauso. Ji gali leisti savo tokį žodyną. Tuo tarpu žmonės, kurie yra viešoje erdvėje, visuomet turi pagalvoti, kad kartais galbūt tas vaizdinga metafora nėra verta to, ką iš jos gali pasisemti auditorija, nes mes savo darbę turime geležinę taisyklę. Jeigu tavo tekste kas nors gali neteisingai suprasti, tai supras. Aš norėčiau sureaguoti, Donatai. Dviprasmiškai vertinu tą pasisakymą ir man atrodo, ką ir prokuratūra iš dalies pasakė, greičiausiai tyrimas dar tęsis, aš taip įtariu, kad bus skundžiamas tas nutraukimas ar ne. Bet reikia suprasti, man atrodo, keletą dalykų čia, nes labai daug kas lygina šitą atvejį su tuo atveju, kuris buvo Europos žmogaus teisų teisme, kai LGBT pora, dviejų vaikinų pora įkėlė savo bučinį Facebook'e, ar ne, ir jie buvo ten keli šimtai komentarų ir dauguma iš jų ten, kaip ir aš sakiau, itin necenzūriniai, itin žeminantis, raginantis žudyti ir panašiai. Tai reikia atskirti 2 dalykus visų pirma. Taip, tie vaikinai priklausė pažeidžiamai grupiai. Ar Tomaševskis yra pažeidžiamos grupės dalyvis? Visų pirma, čia reikia įvertinti ir aš nesiimu čia vertinti pilnai iki galo, bet keliu tokį daugiau retorinį klausimą. Čia galbūt yra daugiau panašumų šiek tiek ir į tą, nežinau, ar atsimenate tokį atvejį, kai buvo bandoma, prokurorė teigia, kad vyriausybė Lietuvoje yra saugoma socialinė grupė ir dėl to plakatą padarius mergina, kur buvo užrašyta
sudegink Ruklą, uždaryk vyriausybę, imigrantai welcome, kas buvo perkeltinė prasme parašytas plakatas ir buvo vertinama kaip neapykantos kalba prieš socialinę grupę, o taigi guess what, socialinė grupė nauja yra vyriausybė, kurios kritikuoti negalima ir negalima pasitelkti aštrių kritikos būdų, ar ne? Tai čia buvo tikrai labai kurioziškas atvejis. Aš nesakau visiškai, kad šitas atvejis yra panašus, jokių būdų, dėl to, kad mažiausiai pasisakymas buvo neetiškas, raginantis imti tam tikro smurto. Ar iš tikrųjų tas turėtų omenyje, yra klausimas, kurį čia turbūt reikia įvertinti. Ir dar vienas dalykas, kai yra išsakoma kritika politikams, ką yra ir pasakęs Europos žmogaus teisių teismas, tai ta kartelė yra šiek tiek aukštesnė, negu kai yra žeminamos ypatingai pažeidžiamos visuomenės grupės ir labai svarbu įvertinti čia kontekstą. Tai nežinau, aš manau, kad šitas atvejis bet kuriuo atveju turbūt pasieks teismą ir teismas mums pateiks vertinimą, kaip reikėtų šituo atveju konkrečiai vertinti. Bet man norėtųsi dar truputį sugrįžti prie cancel culture ir tik tais prisiminti, nežinau, irgi kas iš jūsų prisimena, 2010 metais reikia aišku suprasti, kad tuo metu kalba apie antisemitizmą ar apie Lietuvos istoriją ir lietuvių indėlį holokausto metu, ar ne, į žudynės žydų, buvo irgi dar įtemptas itin diskursas, ar ne, kalbėjimas apie tai tikrai dar buvo ne toks kaip dabar 20 metais, tai sutinku, kad yra šioje srityje progreso. Bet tais metais vienas iš mokslininkų, tuo pačiu dirbęs valstybės tarnyboje, paskelbė iš esmės tokius holokaustą neigiančius teiginius apie, kaip sakė, apie neva 6 milijonus nužudytų žydų. Ir toks buvo pasisakymas. Ir taip, daugybė visuomenės narių sakė, kad šitas asmuo neturėtų dirbti valstybės tarnyboje ir pasisakinėti jo vardu. Ir čia, sugrįžtant prie to pavyzdžio, jam neturėtų būti taikomi cancel culture jokie kriterijai, dėl to, kad tai šiuo atveju visuomenė reikalauja tam tikros atskaitomybės iš valstybės tarnyboje dirbančių asmenų, kad jie neštų atsakomybę ir nesijimtų iš esmės baudžiamojo kodekso irgi baudžiamų tų veikų ir neskatintų jų dar labiau, ypatingai kai antisemitizmas yra vis dar pakankamai aukštame lygyje Lietuvoje, nepaisant to, kad mes nematome jo įvertinto formaliai. Ačiū. Ieva, ar vėliau? Aidas labai norėjo kažką. Aš prisiminęs tą istoriją su Stankerio straipsniu, kuriame jis ten yra apie 6 milijonus atseit nežuvusių holokauste ir pagirdamas kai kurias Hitlerio politikas, įdarbinimas ir dar ko nors, aš vėl norėčiau atskirti du dalykus. Pirmas dalykas tai yra, kai tu neigi nusikaltimą, kuris yra įrodytas ir dokumentaliai įrodytas ir patvirtintas ir visa kita, ir neigdamas jį sukelia skausmą artimiesiems tų žmonių, kurių artimieji žuvo tame, tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, ar tu gali teoriškai tada sakyti, kad, pavyzdžiui, jo įvestas to paties Adolfo Hitlerio pridėtinio mokesčio tarifas, pavyzdžiui, buvo pažangesnis negu tuomet taikomas socialistų valdomoje, Bliumo valdoje Prancūzijoje. Nes vienu atveju, man atrodo, kad galima tai būti daryti ir sakytum, jeigu tu esi pakankamai durnas, kad tau įdomus tie Hitlerio politikos aspektai, tai tu turi teisę būti ir tu turi apie tai skelbti. Ieva, dabar. Ar tu? Aš galvoju, čia labai daug dalykų sudėjo, bet man atrodo, jie puikiai iliustruoja, kiek daug dalykų galima sudėti į cancel culture. Ne? Tai čia, ką Aidas sako, pavyzdžiui, kas man yra aktualu, ar yra mokslo temų, kurių negalima tirti. Ir čia atsiranda translyčių žmonių, kolonializmo ir labai labai daug skirtingų tyrimų. Ne? Ir kokia yra mano vidinė nuostata, tiesiog teko klausytis vienos autorės knygos apie translyčius paauglius ir panašiai, kurios argumentas man pasirodė labai iš tikrųjų įdomus ir moksliškas ir taip toliau, kol pokalbio pabaigoje tiesiog paaiškėjo, kad jos tikriausiai pagrindinis motyvuojantis veiksnys, kad tie žmonės jai yra šlykštus. Ir taip neturėtų būti, ar ne? Tada galvoju, šitas tyrimas turėjo tokią savo užtaisėlę tikriausiai, tai tai intencijos klausimas, ne? Tai tada, jeigu grįžtam prie pavyzdžio su ta frase Arūno Valicko, ar ne? Tai vėlgi Aidas tikriausiai sako, aš mačiau tą straipsnį, tai aš pagalvojau, viešas žmogus turi atsargiai rinkti žodžius dėl poveikio, kurį jisai gali turėti kitiems žmonėms. Taip. Ar ten buvo intencija
pasiūlyti ir skatinti ir taip toliau, aš nuoširdžiai būčiau linkusi tikrai abejoti. Bet tada mes kalbam tikriausiai apie tokius, laipsniavimo klausimus. Kai esi viešas žmogus, tavo kalba gali įžiebti, paskatinti ir padaryti. Ir tu turi apie tai galvoti ir mes galim prašyti tos atsakomybės. Kai kalbė apie nusikaltimus, kurie yra padaryti, kaip holokaustą, ir ten neigi ir panašiai, tai yra iš tikrųjų sutarta, tu skaudini žmonės, tu keli žalą, į tą turim atliepti. Kai tu nori tirti aspektus fenomenų, kuriuos mes sutarėm, kad jie yra neigiami, bet tie aspektai yra kažkokie, arba kaip nori daryti tyrimus, kurie juda jautriose temose, tu turi turėti, vienu atveju turi turėti jautrumo, suvokti, kad tu sukiesi jautrioje temoje ir pagarbos. Kitu atveju tu iš tikrųjų turi teisę daryti tos tyrimus ir turi turėti teisę juos daryti. Tai čia yra platumas temos iš tikrųjų, kurią mes ir sudedam, kai sakom apie žodžio laisvę, cancel culture, mes sudedam į tą maišą labai daug dalykų. Ir va čia, aš suprantu, kad sveikas protas nėra joks kriterijus, nes tas sveikas protas per žmonės skiriasi. Bet to tokio matavimo, nuolatinio laipsnio klausimas yra labai svarbus. Ačiū, Ieva. Prašau. Noriu tik sureaguoti, man atrodo, kad bet kuriuo atveju svarbu suprasti, kad nepritaikytum vienodo kriterijaus visiems atvejams, nes yra atveju, kai yra kurstoma neapykanta ir rašoma nuolatos komentarai ir net nenuolatos, kartais užtenka ir vieno komentaro, kuris yra ypatingai žeidžiantis ar ne ir žeminantis, ką pasakė ir Europos žmogaus teisių teismas ir žmogus sakytų, aš nieko blogo neturėjau omeny, bet iš esmės tavo žodžiai jau išėję ir jie jau net pasiekmių šiaip ir neturi sukelti. Pati pasiekmė yra tas išėjęs žodis, kuris kursto neapykantą arba kuris yra neapykantos kalba vadinama, net neturi kurstyti, kažką daryti. Ir man atrodo yra problematiška, kas kartais atsitinka Lietuvoje, kad mes vertiname žodžius, ką ir teismai kai kuriais atvejais darydavo, vertina žodžius, pavyzdžiui, per tą prizmę, ar jie bus įgyvendinti. Bet to nereikalauja baudžiamasis kodeksas, kad kiltų iš to pasekmes kažkokios. Tai yra, kad imtųsi kažkas žudyti, tai kas raginama daryti, arba imtųsi uždarinėti į psichiatrinės ligoninės asmenis, ar ne, dėl jų seksualinės orientacijos, kas buvo daroma sovietmečio, ar ne, ar į kalėjimus, ar dar kažkur, tai to nereikalauja. Tai tas pats žodis yra kaip ir baigtinis su sąlyga, kad jis tuo pačiu yra neapykantos žodis, o ne tiesiog žodis, kuris yra aštrus, kartais mums nepatinkantis, žodis, su kuriuo mes galime nesutikti, kuris gali šiek tiek gal net žeisti, bet mes kalbam apie skirtumą nuo tos aštrios kalbos ir neapykantos kalbos. Ačiū, Birutė. Viliau, gal jūs dar norėtumėt papildyti? Tiesiog teikčiau jums žodį. Ačiū. Pritarčiau aš pašnekovų mintims, nes iš tikrųjų kartais įvertinti ir sudėtinga, nes žmogus pasako, turėdamas tam tikrus tikslus ir kaip jisai bus suprastas, ir žodžiai jau pasakyti ir reikia juos vertinti. Tai tas subjektyvioji pusė, ką norėta to pasakyta, kokių tikslų siekta, kokie motyvai, tai iš tikrųjų turėtų būti labai atsargiai sakoma, ypač žinomų žmonių ir aišku, čia kažką daugiau tai neapsiimčiau komentuoti, vyksta tyrimas ir teisėsauga tars savo žodį. Tuo labiau, kad teismų mūsų jau buvo suformuota tokia sistema dėl neapykantos kalbos ir teko vienus ir kitus tyrimus atlikinėti ir kur Birutė minėjo, tas sprendimas išties toksai aštrus. Europos žmogaus teisių teismas pasisakė taip, su tam tikrom detalėm ir tas aspektas iš tikrųjų negali palikti abejingus, jeigu žodis žudyti ir panašiai lieka nevertintas ir tai yra nevertinamas kaip skatinimas tiesioginis ar netiesioginis susidoroti, tai kas tada gali būti laikomas, koks žodis galėtų būti pasakytas stipresnis ir atitiktų jau tą neapykantos kalbą. Dėkui. Kitas svarbus klausimas, man regis, kai kalbame apie atvejus, kai susidurime su neapykantos kalba, yra
gaisro gesinimas ar prevencija. Tai yra dvi veikimo kryptis. Viena vertus mes galime kovoti visada su padariniais ir be abejo tą reikia daryti, tam yra teisinis reguliavimas, tačiau labai svarbu pakalbėti ir apie prevencinius veiksmus tam, kad tokiu atveju galbūt mažėtų ir kuo mažiau reikėtų to baudimo ar noro viską suvesti tik į teisinį reglamentavimą, kur svarbiausia tai yra raidė, o ne visuomenės sąmoningumas, atsakingumas, galų gale jautrumas ar tolerancija. Kitam, tai kam šiuo atveju Lietuvoje yra skiriamas didžiausias dėmesys ir man čia šį klausimą užduoti paskatino Žmogaus teisių stebėjimo instituto projektų vadovės Godos Jurevičiūtės žodžiai, kad nuo jos Lietuva neturi kovos su neapykantos nusikaltimais ir neapykantos kalba veiksmų plano, kaip pavyzdžiui, jį turi pasirengusi Ispanijos karalystė. Ir šis planas turėtų apimti tiek teisėsaugos pareigūnų mokymus, apie ką gerbiamas Vilius čia jau kalbėjo, ir tas yra, tiek paramos aukoms ir pranešimų skatinimą, tiek prevencinę veiklą. Tai galbūt, Birute, nuo jūsų pradėkime, kokią situaciją būtent matote čia, pavadinkime tai plačiau, visuomenės švietimas ir ugdymas. Aš gal visų pirma, tai noriu nuo pasidžiaugimo pradėti. Iš tikrųjų, man šiandien kažkaip kalbėjome ir su policijos komisaro pavaduotoju Arūnu Paulausko ir aš tikrai turiu pripažinti, kad mes esame truputį jau kitame lygmenyje, kalbant tiek neapykantos kalbą, tiek apie neapykantos nusikaltimus, nes jeigu prieš kokius net ir 5 metus ar 4 metus, aš atsimenu, kaip kai kurie policijos ir prokuratūros atstovai, kalbant apie neapykantos kalbą ir nusikaltimus, sakydavo, kad skaičiai maži, čia nėra problemos, nereikia nieko spręsti, tai dabar jau ir policijos atstovai vardina, kad mes matome tik aisbergo viršūnę. Ir tai, kas atsiranda oficialioje statistikoje, yra tik tais labai, labai maža dalis atvejų, kurie ateina, tai nuo problemos pripažinimo ir gali tik tais prasidėti kažkoks tai sprendimas arba skirimas pakankamo dėmesio ir tai prevencija, apie kurią užsiminei, Donatai. Tai nebejotinai, kad mums reikalinga kalbėti nuo pat darželio laikų ir šiaip, aišku, nuo šeimų, bet ne visos šeimos ar ne turi kažkokias, tiksliau, visos šeimos turi pažiūras. Ir nebejotinai, kad čia ateina į pagalbą ir švietimo sistema, kad mes turėtumėm kalbėti nuo darželio laikų apie tai, kad žmonės taip turi skirtingą religiją, tikėjimą, turi skirtingą seksualinę orientaciją, žinoma, pritaikytai pagal amžių turinį, nes jeigu mes čia pradėsim aiškinti vaikams filosofinėme lygmenyje, kokios grupės yra, tai turbūt nelabai supras vaikai, ar ne. Apie tai, kad skirtingos lyties asmenys yra, kad žmonės turi negalią ir suvedinėti tiesiog žmonės vieni kitus pažinti. Dėl to, kai pradžioje uždavė klausimą, koks tikslas, kad pareigūnai susipažintų su atskirų pažeidžiamų grupių atstovais. Dėl to, kad kartais bendraujat, pavyzdžiui, su žydų bendruomenė, sako, mes toks jausmas, kad daugybė žmonių net nėra sutikę Lietuvoje gyvenančio žydo, bet turi tiek daug nuomonių apie ką žydai daro ir ko nedaro Lietuvoje, kad yra ten, keliaaukščiai tiesiog. Tai čia lengviausia veikiausiai, ar ne, turėti tą nuomonę, kol dar nematai, nes kai matai, tai jau turi taikytis prie realybės, o kai nematai, tai realybė labai ir nevaržo. Ir nuomonę gali turėti, ir nuomonės turėjimas nėra nusikaltimas. Kai ją paleidi su žeminančių keiksmažodžių krūva, čia gali atsirasti ar ne problema. Ir nebejotinai, kad prevencijai reikia daugiau dėmesio skirti, ką aš sakyčiau, kad policijai reikėtų eiti į bendruomenės daugiau ir bendrauti su jomis. Trūksta bendradarbiavimo, bet jis stiprėja tarp institucijų, man atrodo, tas yra labai svarbu. Ir nebejotinai, kad ko mes neturime, tai pagalbos neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos aukoms. Bet čia man norisi pasakyti, kad ir nevyriausybinės organizacijos čia ateina šiek tiek į areną ir yra, pavyzdžiui, galima žmonėms pranešti, jeigu manote, kad prieš jūs yra kurstoma neapykanta ar yra panaudota neapykantos kalba, kad galite pasinaudoti pranesk.manoteisės.lt ir galite pasirinkti, kad jums pagalbą suteiktų viena iš 3 nevyriausybinio organizacijų tokią pagalbą teikiančių. Ačiū, Birute. Ieva, Aidai, Viliau. Tas pats klausimas. Nebent būčiau dar vieną dalyką paminėčiau, kad
yra dalykų, kuriuos reikia daryti, vadinasi, top down, tai yra iš viršaus ar ne, nacionaliniu mastu, bet yra labai daug dalykų, kurie jau ir vyksta iš apačios. Tai yra ir daug įmonių, kurios savo darbuotojams aiškina šitos dalykus ir kursus netgi organizuoja ir panašiai, kaip suvokti, kas yra nejautrus elgesys ir stengtis atitinkamai nesielgti. Ir kartu vyksta tas natūralus visuomenės augimas per demografinę kaitą, kai ateina vis daugiau žmonių, kurie jau užaugę yra su kitokiamis vertybėmis, negu augo jų tėvai arba jų seneliai, dėl to, kad jie atverti buvo kitai kultūriniai įtakai. Kultūriniai įtakai, kur visos pasaulis žiūri tos pačius filmus, geria tą pačią Coca-Colą, dėvi tais pačiais džinsais, klausosi tos pačios muzikos ir visiems yra cool suprasti, kad gali būti žmonės kitokie, nes jie yra kitokie. Tik tai aišku, sakau vėlgi, tas organinis augimas visuomenės visuomet būna lėtesnis, negu norisi tiems, kurie yra pažeidžiami. Ir dėl to ir turime galvoti apie, o kaip galima tose vietose, kur įmanoma, paspardyti tą augimą. Nes ne visur įmanoma. Tikrai neperauklėsi akimojo žmogaus, kuris buvo išauklėtas visiškai vienu pagrindu. Atvirkščiai jis pradės jausti didžiulę įtampą dėl to, kad progresas eina ne tuo tempu, prie kurio jis galėtų prisitaikyti, ir jis dar labiau norės išreikšti savo agresiją ir neapykantą darbus. Dėl to sakau, čia baisiai sudėtingas procesas, bet o kada mūsų civilizacijos raidoje bet kokie procesai buvo nesudėtingi? Jie visuomet buvo sudėtingi. Aš nežinau, gal nebent Pitagoro, kad stataus trikampis žaibinės kvadratas lygus statinių kvadratų sumai, labai paprasta idėja, kuria tai keista, kad jo niekam nešovė į galvą. O visa kita žiauriai sudėtinga. Bet tą ir labiausiai reikia suprasti, kad žmonės yra netobuli. Žmonės yra labai netobuli, taip jie tobulėja, bet ne visuomet tas tobulėjimas vyksta va tokia linkme, dažniausiai šitaip vyksta, zigzagais. Ir jaučiant tą perspektyvą, reikia visuomet sugebėti vertinti pažangą, kurią pasiekėme, ir matyti trūkumus, kurių dar nesugebėjome įveikti. Gal tiesiog dar norėčiau pridėti, iš tikrųjų labai daug pasakyta, bet man atrodo, kad esminis dalykas, jis net nėra galbūt tik tai žiūrėti. Nes vienas dalykas yra matyti tas kitas marginalizuotas vadinamasias grupės. Bet kitas dalykas yra tokia socialinė empatija kitam. Jinai yra bendrinė, ne? Jinai yra bendra kitai ekonominiai grupiai, ar ne, socioekonominiai klasiai, kaimynų ir taip toliau. Ir man atrodo visiškai subjektyviai, be jokių įrodymų, Lietuvoje jos daugėja. Tiesiog mes tą matom. Ir atitinkamai tikriausiai mes matom ir daugiau įtraukties ir galbūt mes matom, kad jos trūksta dėl to, kad mes į ją žiūrim, ar ne? Taip tariant, mes ryškiau problemą matom dėl to, kad tampam sąmoningesni ir ją aktualizuojam. Kai būtume mažiau sąmoningi, mes paprasčiausiai apie tai nekalbėtume, nors problema niekur nedingtų. Aš tokį pavyzdį turiu. Aš sykį kažką seniai paklausiau tokio labai ten, žodžiu, visai ten politiko gruzino apie, moterų teisų problemas, Gruzijoje ir taip toliau, nes turėjau pažįstamą, kuris tuo dirbo, ir jis sakė, problemos. Kokios problemos? Mes jom leidžiam dirbti. Tai man atrodo, kai žmogus suformuluoja, žodžiu, kad problemos nėra, nes moteris Gruzijoje gali dirbti, tai tu supranti, kad tikriausiai tų problemų yra. Kai tu pradedi jas pamatyti, tu supranti, kad tikriausiai gal jų ir mažėja, nes mes jas pradedame matyti. Taip. Čia kaip panašiai yra argumentuojama, kad irgi dėl partnerystės irgi nėra jokios problemos, nes tu gali tuoktis ar ne su kitos lyties asmeniu, viskas legalizuota, tai pačiam reikia tada pasikeisti, suprask. Viliau, gal turit irgi šituo klausimu kažką dar pridėti? Jo, tai čia iš tikrųjų gal norėčiau palyginti tokius sunkiai palyginamus dalykus, jeigu jau palėtė ir moterų teisės ir visa kita, tai smurtas artimoje aplinkoje, kai mes įstatymą turim priimtą 2011 metais, ir dabar dar prie šito įstatymų įsigaliojimo 2007 metais atlikome pareigūnų nuostatą, nes iš tikrųjų įstatymo nebuvo, bet problema buvo, kaip pareigūnai supranta ir kiek skiria dėmesio tam. Vėliau jau prieš priimant įstatymą irgi atlikom tyrimus, palyginom ir dabar šiais metais irgi pabaigėm tą palyginimą atlikti, kiek pasikeitė tos nuostatos nuo įstatymo priėmimo, prieš įstatymą priėmimą, tai matosi, kad ženklus tas pokytis įvyko. Pačių ne tik tai čia pareigūnų galvose, aš sakyčiau, visos visuomenės, nes tada, kai tik tai nagrinėjau ir stebėjau, kokie buvo mūsų gerbiamų Seimo narių pasisakymai, kada buvo priimamas tas įstatymas ir buvo išreikštos tokios mintys, tai ką čia dabar
negalėsim mes namuose nei žodžio pakelt, nei dar kažko tai kaip čia reikės gyventi. Ir dabar, žiūrint praėjus tiems 9 metams, sugrįžtant atgal, jeigu kažkas dabar atsistotų ir tai pradėtų kalbėti viešoje erdvėje, tiesiog jis būtų nesuprastas. Vieną tokį žinau. Tai aš manau, kad... Du bent jau. Jo. Na, tai visą laiką yra. Tai aišku, mes norime, kad viskas pasikeistų greičiau ir su neapykantos nusikaltimais be abejo. Tai pritarčiau visoms toms mintims, kad reikia ir to švietimo, ir kalbėjimo, ir pradėti galbūt nuo darželio ir tos visuomenės supratimas. Nes jeigu kažkas visuomenė turi tam tikrą požiūrį, o kažkas pasielgia kitaip, tai visi žiūri, na, kažkaip ta reakcija yra kitokia. Tai būtent ta reakcija ir norėtųsi, kad jinai būtų tinkama ir neapykantos nusikaltimus. Ačiū, Viliau. Na ir pabaigai, manau, verta dar šiek tiek plačiau paliesti temą, kurią Birutė jau palietė, užsimindama apie pagalbą žmonėms, kurie yra nukentėję nuo neapykantos kalbos. Ir čia galime kalbėti vėlgi apie tą skirtis, na, netgi dvi, veikiausiai tas, kas buvo anksčiau ir tai, kas jau yra pasiekta, to niekada nereikia nuvertinti, nes dažnai gali imti neviltis, kai žiūrime tik tai situaciją, kurią turime dabar ir siekius, ko norime turėti ir visada matome tik tai, ko neturim, ko trūksta ir tada plakamės ir nusiviliam. Tačiau vis tik apie kokius siekius mes kalbėtume, kai juolab turime veikiausiai irgi tą suvokimą, kad ta neapykantos kalba, nors kartais būna ir nutaikyta į labai konkrečius asmenis, ten po kokių nors straipsnių ar panašiai, bet liečia vėlgi ne tik tuos konkrečius žmonės aprašomus tame tekste, bet ir, na, pavyzdžiui, visą LGBT bendruomenę, kuri skaito ir mato, kad tie patys žodžiai veikiausiai būtų adresuojami ir jiems. Tai Birutė, vėlgi gal nuo jūsų tada pradėkime. Apie ką svajotume, kalbant apie pagalbos tiems asmenims stiprinimą? Aš svajočiau apie žmonės šalia esančius ir kartu diskutuojančius, kurie išreiškia palaikymą tokiais atvejais. Taip pat svajočiau apie tam tikrą pagalbos struktūrą, kuri veiktų ne tik baudžiamoje justicijoje, bet kad žmonės galėtų gauti pagalbą net ir neatsidūrę joje. O atsidūrę joje irgi, kad gautų pagalbą tiek teisinę, tiek emocinę. Ir tai, kai sakiau apie reakcijas, tai apie tokį bystander labiau reakciją. Tai yra šalia visų esančių reakcija ir kažkokį tai reagavimą į tuos rasistinius galų gale pasisakymus prie to kalėdų stalo artėjančio, ne, prie kurio šiemet tiesa nesusirinksime, čia atsakingai pareiškiu. Bet taip pat apie kalbėjimą, kad suprasti, kad kai kurios bendruomenės taip yra smarkiai piktos ir kartais pasitelkia gal ir kas būtų vadinama cancel culture, bet kai mes kalbam, pavyzdžiui, apie ilgalaikį, ilgametį, ilgaamžį struktūrinį rasizmą, kad taip kartais kantrybė išsenka ir galbūt reikia kartais suprasti tą pyktį ir aštrią reakciją ir netgi pasakyti, aš suprantu, kad jums kyla pyktis, nes jūs tiek laiko buvo žeminami ir engiami. Tai ta irgi yra svarbu ir tas yra svarbu kalbant tiek lyties aspektų, tiek seksualinės orientacijos, odos spalvos ir panašiai. Ačiū. Aš tai jo, kad neužmirštumėm, kad vienoje šalyje gali, ir ne tik mūsų šalyje, bet kurioje Europos šalyje gali puikiai išsitekti pirmojo pasaulio šalis ir trečiojo pasaulio šalis. Su pirmojo pasaulio problemomis, kur žmonės tampa vis empatiškesni, su iš to irgi atsirandančiamis problemėlėmis ir kurie galvoja, svajoja, vystosi. Ir yra trečiasis pasaulis užsikonservavęs ir kuriame tų dalykų nėra. Ir kad stengtis, kad būtų kažkoks tiltas tarp tų pasaulių ir kad kuo daugiau to trečiojo pasaulio būtų galima persinti pas save į pirmąjį pasaulį. Tai vienas dalykas, o antras dalykas, efektyviai labai yra priemonė, aišku, kai žmogus yra gėdinamas dėl to, ką jis padarė, arba nusikaltimo kalbos ar dar kas. Tačiau tikrasis lūžis įvyksta tada, kai iš gėdos kultūros atsiranda kaltės kultūra. Tai kai jis pats pajaučia kaltę dėl to, ką pasakė. O tam laiko reikia. Taip, tikrai. Iš tikrųjų, nes galvojant
ką pagalvos kiti apie mane? Na, gerai. Tai labai paprasta. O ką? Gal atsakomybė labiau negu kaltė, nes kaltė nesukelia gerų jausmų, tiesą pasakius. Bet šiaip, man atrodo, tokio net ir žinojimo reikia, nes dabar visiškai iš kitos operos, bet skaitau prancūzų kalbai Žiulio Verno Paslaptingą salą. Ir ten toksai yra geras, 19 amžiaus tekstas, toks, kur šiandien jau net taip truputį sunkiai skaitosi kai kurios vietos. Ir tu supranti, kad pasikeiti tu. Ir, tu turi būti sveiko proto su tuo savo pokyčiu, ar ne, bet kad tas pokytis įvyktų ir kad tu pastebėtum ir ką paskui tu su tuo darysi, čia yra kitas klausimas, ar ne, tai yra tas vidinis pokytis, ar ne, ir tai net nebūtinai kaltės kultūra, bet tai yra supratimo, to nuoširdaus, internalizuoto supratimo, kad, kažkaip aš negerai darau, ar čia kažkaip taip keistai, ar taip negalima sakyti, čia daug tokių dalykų. Tai tam laiko tikrai reikia nemažai. Kaltės kultūrą paminėjau, kad nebijoti, ką kiti pagalvos, bet visų pirma bijoti paties savęs, ką tu savo po to pasakysi, nes tai yra didžiausias akstinas elgtis taip, kad nejaustum šitą blogo jausmo. Taip. Vėliau? Aš prisijungiu prie pašnekovų išsakytom gražiom mintim ir ačiū. Kągi, ačiū Jums, kaip tik 9 valandos laikas dar prasmingam vakarui, veikiausiai ne tik virtualiai, bet ir su tais artimaisiais, kurie tikiuosi yra šalia jūsų, ar skambučiui galbūt artimam žmogui, su kuriuo dar šiandien nespėjote pabendrauti, galbūt bus proga ir pratęsti tam tikrus klausimus, kuriuos mes čia nagrinėjame šioje diskusijoje, nes vis tik manau, kad gera ir prasminga diskusija yra ne ta, kurioje sudėliojami visi taškai ant į ir bandoma išsiųsti visus klausytojus jau tam tikrus atsakymus, bet ta, kuri iškelia tam tikrus svarbius klausimus, kurie skatintų žmonės po to pačius apmastyti ir galų gale vėlgi apmastyti ne tik teoriškai, bet ir labai praktiškai, koks mano santykis yra būtent su visomis tomis problemomis, apie kurias kalbėta ir koks mano indėlis bei atsakomybė visą tai sprendžiant, nes labai lengva galvoti, kad atsakingi yra kažkur visi kiti, štai policininkai, įstatymų priėmėjai, žiniasklaidos priemonės, kurios po velnių nesutvarko savo komentarų skilčių, Zuckerbergas, kuris leidžia neapykantos kalbą, ir tas kaltųjų sąrašas, kurį ten prie Užupio konstitucijos kur nors pakabintume šalia ir visas kalbas išverstume, veikiausiai nieko neduotų, kol mes patys nesusimastysime apie savo atsakomybę. Tai aš labai dėkoju už galimybę moderuoti šį pokalbį ir dėkoju Ievai Giedraitytei, Aidui Puklevičiui, Birutei Sabatauskaitei ir Viliui Veličkai už jūsų mintis ir taip pat visiems žiūrėjusiems, klausiusiems ir komentavusiems linkiu prasmingo gražaus vakaro ir iki kitų kartų. Ir ačiū Mantui už vertimą. Taip, ačiū labai Mantai. Ačiū, Mantai.